Labai įdomus dar niuansas dėl nekilnojamo turto mokesčio ir paslėptos informacijos tarp eilučių. Klausykite įdėmiai. Yra parašyta, jog nekilnojamo turto mokestį atleidžia, pavyzdžiui, dabar nuo nemokėjimo pensininkams, pavyzdžiui, vienišiems, kas turi labai mažas pajamas, bet jį atideda. Realiai jums duoda kiekvieną mėnesį paskolą su palūkanom. Ir pavyzdžiui, žmogus, pensininkas sako, aš pensininkas, išėjau į pensiją, neturiu už ką mokėti, ten, nežinau, padaryti 3 procentai kokio ten mokesčio, gyvena žmogus senyvas senamiestyje Vilniuje, patys žinom, kokios ten yra kainos ir tas mokestis, nežinau, 1,5 per metus, pagal tą naują projektą nekilnojamo turto mokesčio. Ir jis sau laimingas nemoka, bet to skola, tai jinai kaupėsi ir palūkanos kaupėsi, skola auga. Tada tas žmogus senyvas miršta, ateina vaikai, anūkai, nori paveldėti šitą turtą ir kas išeina? Ups, brangieji, ten yra skola valstybei ir jūs negalit paveldėti be skolos. Reiškia, jūs arba sumokat skolą, kuri ten gali būti labai didelė, jeigu žmogus, pavyzdžiui, kaip mano močiutė 100 metų dabar turi gyventi. Tai įsivaizduojat? Arba jūs, į aukcioną perleidžiat šitą visą turtą valstybei lieka ir valstybė jo disponuoja. Tai kiek turto gaus valstybė su laiku? Nes tikrai ne visi gali perimti skolas didelės ir turės už ką sumokėti 20, 30, 50 tūkstančių eurų. O įdomu tai, kad jeigu tu neperimi paveldėjimu, tai tu negali šito turto net su skola, tai tu negali net jo parduoti. Įdomiai. Įdomiai čia sugalvoja. Labai gerai. Pliusas jiems, minusas mums. 1-0 arba 1-100, žaidžiam toliau.